Kėdainių rajone yra beveik 140 šeimų ar asmenų laukiančių eilėje socialiniam būstui išsinuomoti. Norėdama patenkinti šį poreikį, rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka įvairaus dydžio butus Kėdainių mieste socialinio būsto fondo plėtrai. Tam planuojamos didžiulės lėšos. Jeigu būtų pasiūla, pagal skirtas lėšas galėtumėme nupirkti 55 butus, 15 vieno kambario būtų, 31 dviejų kambarių būtus, apie 8 3 kambarių būtus ir porą 4 kambarių būtų. Tam yra skirta apie 1,2 milijono eurų, iš jų 840 tūkstančių eurų yra iš ES fondų ir likusi trečdalis apie 400 tūkstančių iš savivaldybės biudžeto lėšų. Įskaitant ir lėšas, kurios yra gautos pagal dabartinį įstatymą, pardavus savivaldybės socialinius būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus. Gyventojai savivaldybei gali siūlyti pirkti vieno kambario butus ne mažesnio kaip 30 m2 bendro ploto, 2 kambarių ne mažesnio kaip 47, 3 kambarių ne mažesnio kaip 60 m2 bei 4 kambarių butus ne mažesnio kaip 70 m2 bendro ploto. Butams keliama ir daugiau reikalavimų. Butas turi būti įrengtas, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, jis turi atitikti sanitarinius ir techninius reikalavimus ir nenumatome pirkti butų Šėtos gatvėje ir bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose. Reikalavimus atitinkančius butus galintis pasiūlyti gyventojai savivaldybės turto valdymo skyriui turi pateikti užpildytas paraiškas, nuosavybės teisę į gyvenamąsias patalpas patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijas bei kitus dokumentus susijusius su socialinio būsto pirkimu. Šiuos dokumentus reikia pateikti užklijuotose vokose iki Liepos 8 dienos 12 valandos. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, įvyks Liepos 12 dieną.